Tai ką, labas pasaulį, senai nebuvo video, bus šiandien labai įdomi diena. Todėl, kad labai netoli jau pas mus mamos diena. Mes su sūnum sugalvojom idėją. Nuo to laiko, kai Katerina pagimdė, šiaip aš jai nieko nedovanojau, sūnus irgi nedovanoja nieko, jokios dovanos nedarėm. Tiesiog, kad ne tai, kad banalu, o dėl to, kad reikėjo šiek tiek palaukti. Ir dabar pagaliau išaušo tą dieną, kai reikia jau išsirinkti tą dovaną. Labai ilgai galvojau, kągi tokio padovanot. Tai ir aišku, aš galvojau, kaip įamžinti tą visą dalyką. Ir aišku, pagalvojau apie deimantus. O jeigu deimantai, tai tik Factory by Ribas. Pasakėm, kad važiuojam dirbti. Ne, iš tiesų yra darbo, tikrai yra ką veikti, bet aš aukoju dabar šią dieną. Dabar važiuojam į Factory by Ribas rinkti dovanėlę. Visiškai neįsivaizduoju, ko aš noriu. Kažką įamžinti, kad jinai nešiotų ir visą laiką atsimintų, kad buvo ta diena, kad jinai turi tobulą sūnų, gal gerą vyrą. Žinau, kaip kas pasakys. Tai va. Tai labai tikiuosi, kad kažką pavyks rasti, bet aš manau tikrai pavyks kažką rasti. Dėl to, kad pas jos yra tikrai didelis pasirinkimas. Damianą aš negalėjau pavogti sūnelį, kad su manim nuvažiuotų, nes būtų labai įtartina. Pasakė, tėti, aš tau tikiu, tu gali viską pats padaryti. Dėl to pasitikėjimo labai jam ačiū. O jūs būtinai spauskit laiką, būtinai rašykit komentarą, kaip Katerina reaguos. Aš turiu vieną idėją, kaip padovanosiu. Tai va, nieko nesakysiu, viską video eigoje matysite ir tikiuosi jums patiks. Nu tai ką, pradedam mūsų išsirinkimą dovanos. Tai va, pagaliau atėjau į Factory by Ribas. Tai mūsų kelionė žiauriai ilgai su Factory by Ribas, dėl to, kad pas mus visa juvelyrika yra iš Factory by Ribas. Mes žiauriai dievinam. Tai va, ilgai galvojau, kągi Katerinai su sūnum padovanoti Katerinai. Galvojau, kas gali likti amžinai ir kas amžiams pasiliks ir net būt kada nors pereis vaikui kaip dovana ar dar kažką, tai aišku, čia deimantukai ir tai, ką moteris mėgsta. Tai mes dabar eisim parinkti ką nors. Nežinau, šiaip galvoju, auskarus, žiedus, pakabuką. Nežinau, čia aišku didelis pasirinkimas, bet ką pasirinksim dar nežinau. Reikės čia tikrai, manau, ne valandą, ne dvi pabūsiu, kol išsirinksiu. Nes visą laiką, kai rinkdavo dovaną iš Ribaso, tai čia tiesiog 2-3 valandas visą laiką čia būdavau. Tai va, tai einam dabar rinkti. Pažiūrėkit, koks grožis. Tiesiog pasaka. Kiem 2000? Bet ne šį kartą. Bet kada nors pažadu. Tai dabar šiaip po gimdymo jinai visiškai nieko nenešioja, tik vėl pratinasi. O šiaip nešioja ir pakabuką, ir kryželį, kada žiedą turi, 2-3. Mėgsta pamiksuot. Gal nuo pakabukų kokių pradėt grinai pasižiūrėt, būtent su vienu deimantu. Žinau. Šitas gražus. Kuris? Kvadratinis. Šitas? Jo, čia yra Princess Cut. Pjovimas deimanto. Aha. Ir per aureolę padaryta tokia su šiaip gražiai atrodo ant mažylio piršto. Aha, žiauriai gražus. Galbūt auskarus arba žiedus pasižiūrėti. Pažiūrėm ir auskarus ir žiedus iškart, nes aš ir žiedus irgi galvojau kažką. Nes apyrankė irgi galvojau apyrankė, bet apyrankė... Iš esmės tai bus tas pats, kaip ir su pakabuku, nes vaikas vis tiek galės. O po to jinai negalės nešioti dėl visko trinimas tas, nes laikrodžių nenešioja dabar, kad nesitrintų nieko. Tai auskarai lygiai taip pat. Galim sukurti derinius, tai priderinti prie pakabuko, prie tos pačios apyrankės. Iš esmės vėlgi galim rinktis klasikinės
klasikinės formas, tai apvalus deimantas, gali būti ovalas, kaip matot, arba kad ir princeska. Tai visi šitie variantai puikiai derės. Blemba irgi, aš manau, tai žiūrė gražiai atrodo. Tai labai smagu yra pasipuošti, įsitraukti savo turimą juvelyrą ir spalvų. Tai kaip pavyzdys gali būti smaragdai, gali būti tie Aš net patys. pafilmuosiu. Jo, tai kaip ir minėjau, gali būti topazai, smaragdai, su safyrais žiedai. Tai tikrai labai žaismingai atrodo. Jo, labai žaismingai atrodo. Nu, jai labai patinka iš tiesų tie spalvoti. Ir va dabar aš kaip žiūriu, tai va man tas mėlynas. Mėlynas, taip? Jo, nu, berniukas aš galvoju kaip nuo sūnaus ir vyro tokia. Tai čia bus grinai tokia mamos dienos progos dovana. Ir va, kad jinai visą laiką atsimintų tą dieną, taip sakant, tai va, įamžinti. Tai siūlyčiau šiek tiek kai ką įdomesnio, nei kad pirkti tiesiog žiedą su safyrais. Jo. Va, tai siūlyčiau su topazais, būtent šį žiedą. Taip. Kodėl topazai? Artėja vasara, šviesesnė spalva. Jo. Man asmeniškai topazas primena būtent šis žydrą vasaros dangų. Jo. Tai va, labai žiauriai gražus. Labai gražiai atrodo ant piršto. Kosmosinis tiesiog. Šiaip pats žiedo modelis tiek turi prabangos, tiek elegantiškumo, Tai mes va šitą ir pakuojame. Žinoma. Jo, ir tada, ką, aš manau, ne paskutinį, čia kartą mes tikrai, ne pirmą ir ne paskutinį, į Factory Barybas atėjau. Džiaugiuosi, Erikai, kad pasirinkot mus. Tikrai išrinkot nuostabią dovaną ir žinau, kad dar sugrįšit ne kartą pas mus. Tikrai, eik tu savo, aš negaliu patikėti. Ačiū labai. Rimtai, mūsų kelionė su Rybos su žiauriai ilga. Aš ir susižadėjau su Factory Barybas žiedų. Katarina ir pirko savo kryželį čia. Ir žiedus visus, kuriuos jinai turi iš čia. Tai aš nežinau, netgi pakabuką gamino mano čia. Tai dabar aš sakau, norisi išrinkti tokią dovaną, kuri tiesiog sulaužys jai galvą. Ir nuo sūnaus pirmą dovaną tokią, mamos dienos proga, aš manau, nu čia bus tiesiog. Tai ką mes jau pasiruošę. Blemba, aš manau, mes išrinkom, nu tiesiog tobulą dovaną, aš manau, kad Katarinai labai patiks. Žiūrėkite iki galo ir pamatysit. Manau, video netoks ilgas išeis, bet ir netoks trumpas. Tai grinai idėja, manau, žiauriai gera. Dabar reikės jai skambinti, prašyti, kad jinai pasidažytų, pasiruoštų. Sakysiu, kad mums reikia pafilmuoti reklamas, dar kažką, ar tas, anas. Nu, kažką va tokio reikės jai pasakyti, kad jinai susiruoštų šiek tiek ir tada mes su sūnelė dovanosim jai dovaną. Aš neįsivaizduoju, kas bus. Tiesiog neįsivaizduoju, kas bus. Tai ką, judam toliau. Toj paskambinsim Katarinai, pasakysiu, kad jai reikės pasifilmuoti video ir turiu mini sirpriziuką jai. Tai reikia susiruošti, nes filmuosim video. Ir aš nežinau, blemba, kaip jai sumeluoti taip, kad jinai patikėtų, pasidažytų. Žinotų, kad ir bus siurprizas ir nežinotų, kad bus siurprizas. Tai bandom paskambinti, paklausti, ką jinai veikia šiaip. Skambinam. Nu, labuka, ką veiki? Labas, ruošiamės lauką, ką tu? Lauką ruošiatės. Tu dar nesidažėjai, ne šiandieną? Ne, o ką? Nieko, aš pasižiūrėjau, pas mane nei lipdukų ten, karočią, šitų nėra, nei nieko, tai nusikėlė man rytoj į darbas, tai gal pabūk biškin namies, aš atvažiuosiu, užkasim ką nors ir aš pabūsiu su vaiku, tu pasidažysi ir pafilmuosim šiek tiek video. Taip. Ten keletą idėjų turiu,
Tai ir. Nu ir pafilmuosim. Dar turiu ten vieną video, noriu nufilmuoti, tai nufilmuosim iš karto. Gerai? Tai gražiai, tam reikės gražiau apsirengti, gerai? Gerai. Nu, tai va tokie piragai. Tai... Na tai aš tada nieko kol kas nedarau. O ką tada, tu rašėsi, ne, kaip mažas? Jo, aš tada jį nurengiu. Gerai, tada nurenk. Jis aprengtas, ne jau. Nu, nurenk, nieko nedaryk, tai aš greit būsiu, gerai? Kažkur tai pusvalandžio, gerai? Gerai. Nu, viso, myliu jūs, mažučiai. Mes tave Davai, bičią. Nu, davai. Tai spėjai dar laiką. Ką? Tik kelnes susirengiu persirengti. Gerai, tai gali nesidėti. Tai aš atvažiuosiu. Gerai, davai tada. Davai. Gerai, nieko neįtarė, aš nežinau, kas čia bus, bet algus, bandom. Nežinau, iš karto sakysiu, ale reklamą filmuosim, ale mes dovanosim Factory Barybas. Žieduką nuo sūnaus ir tėčio. Tai ką, aš dabar parkinge. Va, paruoštos dovanos. Žiūrėkit toliau, kaip mes juos įteiksim. Aš manau, bus labai įdomu. Dabar judam namo. Tai dabar žiūrėk. Dabar žiūrėk. Mes su sūnum tau parinkom dovaną. Taip. Bet padovanosim iš anksto, nes negalim jau kentėti. Ir aš manau, šitą mama... Rankus dreba. Nu, nes man sunku taip sėdėti. Tai va. Ir nusprendėm su Damianu, su tavim sužaist žaidimą. Taip. Nusprendėm tave patikrinti, Aha. kokia tu pas mus. Tai va, Kaip gerai aš meluoju. beveik galima taip sakyti, jo. Tai va, čia bus kaip mes gerai meluojam su Damianu. Tai va, to aš atnešiu ir pasakysiu, ką daryti toliau. Gerai. O? Taip, mes su sūnum tau paruošėm dovaną iš anksto, mamos dienos proga, taip. Čia yra Dėžė. 2 dėžės, Aha. maža ir didelė. Taip. Ir dabar sužaisim žaidimą. Kokią tu dovaną pati savo pasirinksi? Didelė ar maža? Taip, Maža. viena apsidegs. Tikrai? Jo. Kodėl tu nori mažos? Todėl, kad didelė labai lengva ir jeigu didelė dėžė lengvas kažkas, tai nežinau, ar verta. Tai pažiūrėk, gal ir šitas lengvas. Nežinau, aš mažą pasirenku. Kodėl? Kodėl tu pasirinki mažą? Nežinau, man intuicija sako, kad ten geresnė. Kodėl? Tai aš galėjau ir dideliai dėžiai paslėpti gerą dovaną. Aš nemanau. O maža, tai šitą žinai mane. Nemanau. Kodėl? Nežinau. Tikrai? Tiesiog intuicija man taip sako. Ne? Na gerai, aš nenoriu užtęsti tą video taip ilgai. Tai... Pasirink didelį dėžę. Jo, pasirink didelį. Ne, juokaujat. Tavo paskutinis žodis? Maža dėžė. Maža dėžė? Jo. 100%. Aha. Ir nebekeisi. Ne. Tikrai? Taip. Pasirinkai mažesnį dovaną, ne? Jo. Tu man didelę dabar atidarysi, parodysi, ne, kas ten slepiasi. Nu, tu ją kaip nešitai, jinai labai lengva buvo. Ne, tai iškart pirmą atidaryk. Nu gerai, pradedam nuo didelės, aš to atidarysiu, parodysiu. Nors ne, daug man sūnų, o tu atidarinėk. Maža? Didelė. Kodėl? Diuk mažukas. Ateik, atidarinėk. Aš neatidarysiu. Tiesiog man reikės šito žirklio. Nu, atneš greit. Tau irgi įdomu, kas ten? Tugi žinai šitą dovaną, aš tau pasakojau. Mesgi su tavim sutarėm. Tugi pats davėjai man pinigų ant to. Balionas, tu geriausia mama. Ačiū, kad esi pas mus, Damian ir Erik. Tu geriausia žmona. Ir su mamos diena. Taip, čia tu rašai? Taip. Gerai, o čia pat popierius. Čia tiesiog popierius daug? Beveik. Nealkoholinė šampano pasiėmiau mum. Matai? Opa. Galėjai palikti. Nežinau, ką. Kas čia? Nuskaityti nemoki? O tai ką man pasakyti tau, kas čia? Kas čia irgi tuščia bus?
Nu, gali viską būti. Aš bijau. Trauk iš ten. Įdomu, Damianai, kas ten? Ką rankas dreba? Aš jau sakiau tau, kad pas mane rankas dreba. Tai tu matai, iš kur dovana? Tai taip, Iš kur? iš Factory by Rybas. Kas čia gali būti? Kas čia gali būti? Aš labai jaudinuosi. Patikėk, mes su Damianu, niekam važiuoju, pažiūrėk, kaip Damianas jaudinasi. Vargšas. Čia parašyta myliu tave. Ir sveikinimai nuostabios šventės proga. Taip, nu dar iki šventės dar yra laiko, bet, Kas čia gali būti? nu, atspėk, kas manai, kas ten gali būti. Gal Oskaras toks mažas šitas. Okei, Piercingas. okei. Galiu atidaryti? Jo, drąsiai. Pala, bilsinis. Damian, kur tu bandai pabėgti? Atidarinė. Oh my god. Turim tai? Taip. Čia tau, nuo mūsų dviejų. Už tai, kad tu pagimdėjai. Ką pasakysi mamai? Pasakysi mamai? Ką? Ilgai rinkome su taviem? Taip, mažutė. Tik žinojai, tik tu žinojai. Trauk. Rodyk. Nes nieks dar nežino, aš filmavau, nieks nematė. Dar. Su dydžiu, nes... Bet nieko tokio, Nes? ką pamažinsim. Per didelis? Nežinau, taip, ne per didelis. Pas mane pirštai dabar didesni daug. Jo, koks gražus. Žiūrėk. Damian, pažiūrėk. Su mano rankos dreba. Kad visą laiką atsimintum. Nešiotum ir žinotum, kaip pas tavę yra. Va šitas vyras, kuris tau padovanojo šitą žiedą. Dabar ne tik aš tau dovanojau žiedą. Teta, tavo sūnus. A ne, Damka? A? Damian. Aš tiesiog be žodžio. Taip. Nešiok ir džiaukis. Dieve, koks gražus ir mėlynas. Taip. Tai ką, mamytė įteikta dovanėlė pagaliau. Mes ilgai ruošiame šitai dienai su Damianu, ne? Pasakyk, Damianai. Ką, Jūs mažylė? mano geriausia dovana vis tiek. Tai aišku. Geriausia dovana aš tavo. Ką, aišku, čia mūsų geriausia dovana tikrai. Tai va. Tai jeigu jums patiko šitas mano video, kurį aš jums dariau, tai spauskit laiką. Man labai patiko. Gali būti daugiau tokių. Pasistengsim. Mes save mylim. O kaip aš jūs myliu, taip? Kaip aš jūs myliu, zuikiu. Tai būtinai paspauskit mums laiką, jeigu nesunku. Nu tai gerai mane pagavai. Ką? Gerai pagavau? Tai spauskit laiką, follow ir parašykit komentarą, ar patiko šitas video jums. Kad bandai mane įkast. Sunshine.